Labą. Labas. Čia aš kalbu, kaip suprantu, su Artūru, ne? Taip. Čia Deividas tau skambina. Kas? Deividas. Deividas, kažkas Deividas. Nu, trumpai, jeigu aš taip istoriją tavo papasakosiu, tai galiu pasakyti, kad tavo žmona jau gal nėra tokia jau ir ideali, besiruošinti vestuvėms, kaip gali pasirodyti eiliniam vyrui. Kaip nieko nespratau. Žinai, vat kaip būna, sako, moteris prieš ištekėdama nori išsidūkti paskutinį kartą. Aš kiek žinau, kad netokia. Vat žinok, matai, aš taip dėl to tiesiog skambinu, kad įspėti. O čia ne iš radijo centro, man trūkda. Aš netgi žinau, kad iš kur? Ne iš radijo? Iš radijo. Iš radijo kaip patrukdys juokinga to bus. Nes aš tai kaip žinau, kad jinai ir netgi laukėsi. Jo. Nu. Tau, kaip suprantu, vis dar tai šypsina kelia, ne? Ne, aš labai pažįstamas balsas, nes pats labai dažnai skambinu į radiją. Tu skambini radiją. Jo. Ir ką ten tu radiją tai darai? Dalyvauju visokiuose žaidimuose, dekonas. Nu, šaunuolis. Dėkui. Tai vat, tai kalbant apie žaidimus, tai palikim gal tai nuo šaly šiek tiek, bet aš tiesiog, žinai, nenoriu nei aš kažkaip tai kažką blogo pareikalbėti ar blogai pasakyti. Žinau, kad pas jūs gal ten ir stipresni tokie santykiai yra, bet aš manau, kad mano vyriška pareiga buvo pranešti. Tai tiesiog Dėkui. Jo, nes normalus tu vyrukas kažkaip tai ir ką aš žinau. O to bičo aš nemėgstu labai. Kuriuo? Nu, su tuo, kurio jinai buvo mašinai prie parduotuvės. Nu kas, aišku, šypsos jisai. Tai prieš vestuvės gali biškį paslakstyti. Ką padaryti? Prieš vestuvės gali biškį įsilakstyti. Tu nieko prieš nesi? Nieko, Nu, aš galiu pasidalinti. Supratau. Aš galvojau, kad tu kažkaip tai vyriškesnis vyras, jis išspręsi šitą klausimą, bet kaip tu suprantu, tau dzin, ar ne? Ne, kodėl žin? Nu, taip skamba iš tavo balso, kad nesusirūpina nei kiek iš visiškai. Ne, tai aš neparodau, kad susirūpina. Bet iš tiesų viskas yra kitaip, negu atrodo? Čia jau palikim tą reikalą man. Nu, žiūrėk. Jeigu kažką turėsi klausimų, tai kreipkis, aš tau pagelbėsiu visada, čia mano numeris, įsivesk. Nu, būtinai. Jeigu ką, tai galėsiu parodyti, kur tas... O tai jeigu kas man kažkokią informaciją duosi, kai jinai ką nors blogo padarys, jo? Ne, aš, žinok, nesu seklys, aš tiesiog esu užmatęs, kadangi gyvenu tam pačiam rajone, o kai, galėsi tau, jeigu bus įdomu ir tu visgi išsiaiškinsi, kad tai yra tiesa, jis paklaus, kur jinai buvo. Tai ir tau reikės to vyruko adresą, aš to galėsiu pasakyti jį. Man atrodo, per tos šaltinius aš pagal susirasiu. Nu, žiūrėk, jeigu tu jau čia toks kalbi taip kažkaip savim pasitikėdamas, tai aš nebijoju, kad tau pavyks ir surasti viską, jeigu norėsi. Tai vat. Tai va, dėkite tau, kad pranešė, na? Nu, tai visada prašom iš tikrųjų, jeigu ką, kreipkis. Vardą mano žinai irgi. Mama žinai. Nu, nepasisakei dar? Nu, sakiau. Zip FM vardas. Radijas Stacys. Labas. Pažįstamas balsas, ne? Radio centrą tu. Labai pažįstamas. Aš tai galvoju, kad tu radio centrą klausai. Visokius klausau. Bet šiandien radio centras. Zip FM? Čia yra blogiau. Blogiau, jo. Artūrai, tave užregistravo Eividas. Artūr Piraškov. Samai Lūčiai, družuok. Užregistravo tavo Eividas ir surašė informaciją, kad kažkoks Deividas iš Balelių kaimo neva turėtų būti tavo panelės, būsimo žmonos vaiko tėvas. Ačiū labai. O kada ženėsitės jūs? Lapkričio 24. Per mūsų šeštadienis. Geras. Ar didelės vestuvės keliat? Savų draugų rate, draugų, kaip žinau, nemažai yra. O kiek draugavot? Metai. Greitai sukiesi, klausyk. Kuo greičiau, tuo geriau. Kiek tau metų pačiam? 22. Oho. Nu,
Greitai čia taip. Staigiai klausyk. Brats, kaip sakoma. Šustra moteris klausyk pasitaikė. Gerai, tai ką? Gerų linksmų vestuvių, lengvo pasiruošimo ir didžiausių pasaulio dovanų tau. Dėkui labai, jums irgi. Ačiū, iki. Labą. Labas. Čia aš kalbu, kaip suprantu, su Artūru, ne? Taip. Čia Deividas tau skambina. Kas? Deividas. Deividas, kažkas Deividas. Nu, trumpai, jeigu aš taip istoriją tavo papasakosiu, tai galiu pasakyti, kad tavo žmona jau gal nėra tokia jau ir ideali besiruošinti vestuvėms, kaip gali pasirodyti eiliniam vyrui. Kaip nieko nespratau. Žinai, vat, kaip būna, sako, moteris prieš ištekėdama nori išsidūkti paskutinį kartą. Aš kiek žinau, kad netokia. Vat, žinok, matai, aš taip dėl to tiesiog skambinu, kad įspėti. O čia ne iš radijo centro, man trūkda. Aš netgi žinau, kad iš kur? Ne iš radijo? Iš radijo. Iš radijo, kaip patrukdys, juokinga to bus. Nes aš tai kaip žinau, kad jinai ir netgi laukėsi. Jo. Nu. Tau, kaip suprantu, vis dar tai šypsina kelia, ne? Ne, mes labai pažįstamas balsas, nes pats labai dažnai skambinu į radiją. Tu skambini į radiją. Jo. Ir ką ten tu radijoje tai darai? Dalyvauju visokiuose žaidimuose, dekonas. Nu, šaunuolis. Dėkui. Tai vat, tai kalbant apie žaidimus, tai palikim gal tai nuo šaly šiek tiek, bet aš tiesiog, žinai, nenoriu nei aš kažkaip tai kažką blogo pareikalbėti ar blogai pasakyti. Aš žinau, kad pas jūs gal ten ir stipresni tokie santykiai yra, bet aš manau, kad mano vyriška pareiga buvo pranešti. Tai tiesiog